Atvažiavom pažiūrėti mūsų miestelio eglutės ir tiek dar nesam matę žmonių čia. Net nežinom, kad čia tiek gyvena, tai to ir jums parodysim. Raudonų plytų pastatas tipiškas šio krašto administracinis statinys, vienas raudoniausių objektų nedideliame miestelyje. Tuoj sakė, malam. Nojau, ką tu čia šneki? Paskui gerai. Eilė čia atsistoti reikia. Tai o jums reikia eilės stoti? Valgyt nori? Nu čia dabar. Anksčiau buvo daugiausiai klasikų. Žiūrėk, Nojau, tenai. Žiūrėk, tenai. Nojau, žiūrėk. Matai? Nu. Kaip tau vafliai skanus? Skani. Skanu. Atsargiai nenumeskit. Dar. Kokia naujiena? O, geras. Nu bent jau Maksas išmoko man tapkės atnešti, jeigu jūs nemokat. Nu, nesvarbu, kad mama čia tapkės pasiliko ir atidėjus. Blemba. Viskas sugadinai. Nu ką, seniai bedariau Barboros holą, ką tik atvežė. Čia labiau bus toks užkandžių holas, nes normalaus maisto čia, galima sakyti, nėra. Tai žodžiu, pradėsim nuo čia. Čia yra vaikų turbūt mėgstamiausi pomidoriniai tokie kaip trapučiai. Nu, mes jas vadinam vaikų čipsais. Tai va tokių daug, nes Luna ir į mokyklą kartais nešas ir jie namie pavalgo. Tai 6 tokie, tada 3 Pringles su žalių, nes tik tokius vaikai valgo, kitokių nepripažįsta čipsų. Tada mums Rolandų yra, kaip vadina, saulėgrąžos su sūriu. Tada šitie man labai patinka. Šiaip čia čipsų niekada nesupirkus, nesuragavus, nes aš esu įsitikinus, kad man nepatiks, bet šitie žiauriai skanus. Šitie Rice Krispies,
Tai čia ryžių tokie trapučiai su sweet chili ir tada su šitais vyšniais pomidorais. Tai abu labai skanus. Šitie tokia truputį aštrokė, o šitie ne, bet abu man labai patinka. Tai irgi nusipirkau abiejų po 3, nes buvo akcija. Tada čia vaikam obuolių sultis, tada taip pat vaikam yra kiviai geltonieji, mandarinai, pienas, čia jau tada mūsų Maksui, šuniui, tai šlapias maistas. Tai va toks su jautiena, tada tokį čia dar paėmiau game meal, tai net nežinau, kas ten įeina į jį. Ir buvo dar kažkas, va, ir tada dar su eriena. Tada juoda duona, guminukų 3 pakeliai, nes vaikai pastoviai nepasidalina, tada pieną, man atrodo, rodžiau, neprisimenu. Grietinė be laktozės, varškės ar ten sūrio, varškės sūrio užtepėlė be laktozės, Filadelfija žodžiu. Ir tada sūreliai be laktozės. Rolandas neseniai atrado, kad netoleruoja laktozės, tai, va, tai dėl to kiek įmanoma daugiau pieno produktų stengiamės imti be laktozės, jeigu randam. Pieną geria tik vaikai, tai su sausais pusryčiais ten kokiais, tai ėmiau paprastą, tada Cola Zero, tada čia uogienė. Mano arbata, tai vėlgi aš jos dar turiu, bet kadangi buvo akcija, nusipirkau, nes jinai kainuoja vos ne 6 eurai parduotuviai. Tada blyneliai su varške šaldyti varškės virtinukai 2 pakiai, tada ledų krūva vaikams. Čia man šitas šokoladas labai labai patinka, tai irgi prisipirkau. Tada čia iš Barboros gavom dovanų, tai kažkokie čia guminukai bus irgi vaikams. Tada dar gavom dovanų čia to Barboros advento kalendoriaus išsitraukiau. Tai žodžiu, kažkokia čia 3 viename kava, 100 metų nesu gėrus 3 viename kavos, bet gal reikės paragauti. Tai čia su kažkokios cinamoninių bandelių skonio ir taip pat Dubajaus šokolado skonio. Tai gal ir bus įdomu paragauti. Kas čia dar? Batonas viso grūdo, tada viskas išskyrus čia dar Olandai nupirkau. Tai į mašiną kvapuką Žalgirio, nes Žalgirio didžiausias fanas yra. Tada čia tokią mikropluoštą šluostę. Ir nupirkau de-icerį, ledui trikdyti, žodžiu, purškiklį ir tada antirūkinį purškiklį. Čia jau Maksas nesąmonės daro. Ką čia darai? Nu va, ir viskas. Ir toks tas holas. Dabar viską susidėsiu į šaldytuvą. Dar vienas dalykas, kol aš slepiausi už kameros, nes nenoriu rodyti šiandien prieš kamerą. Tai žodžiu, advento kalendorius. Prisimenat, praeitą vlogą sakiau, kad jeigu neišpakuosim kartu, tai bent parodysiu, ką gavau tam advento kalendoriui. Tai va, jau kiek esu prikaupus, nes šiandien jau yra kelinta, 11 diena, tai jau šiandieną išpakavau. Tai šitą buvau rodžius ir šitą buvau rodžius, kur 1 ir 2 dieną gavau. Tai čia yra plaukų treatmentas ir šampūnas. Tada gavau, neprisimenu eilės tvarkos, bet žodžiu gavau dar vieną plaukų treatmentą. Proteininį, tai čia toks kaip K18, kažkas tokio, tai nenaudosiu dar, nes dar turiu K18, tą reikia pabaigti, tai šitą tada pasibandysiu vėliau. Čia iš kažkokios Kundal firmos, nežinau, nesu girdėjus. Tada šitą gavau berods vakar ir labai apsidžiaugiau, nes man kaip tik aš laukiau visą laiką, kada bus šitam kalendoriui kremas veido, nes jau savo, jau ten man vienam kartui realiai yra likę. Galvojau, kad šiandien pabaigsiu, bet nepabaigiau. Tai žodžiu, su sraigių gleivėm, tai pavadinkim.
kremas. Nesu bandžius iš šito brendo, iš šitos būtent linijos sraigių, nesu bandžius jokių produktų, tai bus įdomu pabandyti ir kaip tik man jau labai reikėjo kremo. Tada užvakar gavau šitą Real Barrier kaukę, tai čia odos apsauginio barjero stiprinimui, tai labai gerai, reiškia, jinai labai stipriai yra drėkinanti ir maitinanti. Tada gavau paakių padelius tokius su lavandom, su lavandų, čia kažkoks, su lavandų arbata, nežinau žodžiu, paakių padeliai, galėsim pasibandyti. Tada čia yra paakių kremas, šitą tiesą sakant turiu ir turiu dar mažesnį variantą, nes aš pirkau mažesnį variantą, šitas labai gigantiškas yra, galiu realiai parodyti. Šiaip paakių kremų, nežinau, ar būna tokio gigantiško įpakavimo, nes čia tikrai čia kaip veido kremas realiai. Gal ir ne. Žodžiu, per kamerą gal taip neatrodo, bet žodžiu, jis yra, dvigubai didesnis negu kad tas mano mažas, kur pirkau. Ir to mažo aš jau nežinau, kelintą mėnesį naudoju ir man vis dar jisai nesibaigia, tai va turiu tokį. Iš Merenmei, čia yra šviesinantis, paakius šviesinantis paakių kremas. Tada paakių kremą turiu iš Tokobo. Tokobo brandą esu girdėjus, bet nesu nieko irgi bandžius. Tai čia irgi toks paakių kremas. Labai man fainas yra įpakavimas. Irgi gal pabandysiu čia su viena ranka išpakuoti, nes su kita laikau kamerą. Ištraukiau. Labai gražus įpakavimas. Man šito, netaip apsukau. Labai fainas, toks galiukas neįprastas. Žodžiu, irgi įdomu bus pabandyti. Tai paakių kremų, žodžiu, turėsiu visiems metam į priekį. Čia tada yra Unleash, kažkoks tai, žodžiu, kaip glitter stick. Neparašyta, ar čia yra šešėlių, ar ko, tai, žodžiu, gali naudoti turbūt kaip ir highlighterį, kaip ir šešėlių šlapius. Toksai stikas, kuris yra tokio lengvo šampaninio atspalvio ir su blizgučiais. Man atrodo, šešėliam būtų pats tas. Tada dėl šito irgi labai apsidžiaugiu, nes čia yra apsauginis kremas nuo saulės, SPF 50. Šito brando nesu Kelimax, nežinau kaip vadinasi, šito brando nesu bandžius, bet visada gerai yra turėti SPF-ą ir kadangi jų labai dažnai mes neišnaudojame iki galo ir kas kažkiek laiko reikia keisti, nes galiojimas pasibaigia nuo atidarimo, tai labai apsidžiaugiau už šitą gavusi. Ir taip pat čia yra labai toks keistas įpakavimas jo, to ištrauksiu. Čia yra dėžutė iš dėžutės. Čia yra lip glaze, tai žodžiu, tai toks kaip lūpų blizgis, labai stipriai blizgantis, žodžiu, va tokia spalvytė, tai irgi galėsim pasibandyti. Čia ko gero galbūt yra mini versija, nes jis toks mažiukas yra, nežinau, ar čia jau toks jisai ir turi būti, ar mažesnis, tai va, tai tie gavom pilno dydžio produktų, šitas toks mažiukas, bet šiaip dažniausiai jeigu veidui, tai ir būna mažiukai jie. Šitas irgi pilno dydžio, šitas tikrai irgi pilno dydžio, šitas irgi pilno dydžio, bent jau man taip atrodo. Šitas gal ir mažesnis, bet gal toks ir turi būti, tada kaukė. Šitie tada yra mažesni, bet tarkim K18, tai jis yra maždaug tokio paties dydžio kaip šitas, talpos tokios. Tai galbūt čia ir yra pilnas dydis, žodžiu. Kol kas esu labai patenkinta, galvojau, kad daugiau bus skincare ir nebus ten kažkokių makiažo produktų, bet va yra. Yra tas lip glaze'as, yra šitas glitter stickas, tai ir makiažo yra. Tai gal ir gerai, pasibandysim įvairesnių produktų ir realiai labai džiaugiuosi, dėl ko aš ir perku advento kalendorius, nes dažniausiai kai kurių dalykų mes net nesugalvotumėm nusipirkti ir pabandyti, ar kažkokių ten brandų, bei eksperimentuoti ir panašiai, o kai jau yra advento kalendoriui, tai gali paimti ir išbandyti. Ir gal kažkas labai patiks ir kaip tik turėsiu nuolaidos kodą apsipirkti iš Notino bet kuriam šitam advento kalendoriaus brandui. Tai jeigu kažkas patiks, galėsiu pigiau ir nusipirkti. Parodysi? Taip. Galiu pažiūrėti? Taip. Va, savo advento kalendoriui gavo Barbę. Čia yra Rapunzelė, ne? Su ilgais plaukais. Prašė surišt. Imk. Mėgsta jisai visokias lėlytas, Barbės. Parodyk, ką tu čia. Parodyk, ką padarei. Atsuksi? Wow. Ir čia dar turės būti kaspiniukas ant viršaus, ne? Aha, šito uždėsiu. Jie advento kalendoriui gavo va tokius varinkinius su tajum. Čia va yra tokius žaisliukus 3 galima padaryti. Tai padarė jau šitą. Dabar tik tai virvutę reikia užrišti. Tajus tik nepadarė. Jo, tajus. Jisai dar biški, gal jam neįdomu dar tokie dalykai. Pažiūrėsim, gal vėliau padarys. Jam pačiam, žinai, sunku, jam reikia, kad kas nors parodytų, kaip ten reikia ką daryti. Bet jau tavo stalas, tai reikia gal biškai susitvarkyti, ne? Nemanai? Oi.
Cute, gražu, taip. Cute, cute, Biški nekerpa. cute. O, gerai. Nu, parodyk, kaip čia tau gavosi. Ai, dar kaspiniuką. Davai kaspiniuką dar štai. Cute. Cute. Filmuoju. Cute. Aš taip žinau. Nice. Cute. Wow, nu čia labai gražus bus. Įsim ant eglutės pakabint? Ne, aš labai noriu pas savęs kažką. Pas savęs? Na gerai. Parodyk, aš noriu. Čia biški atlipo, ne? Mama. Nu va, toksai va žaisliukas. I see. Susiuvo pati prikimšo. Hey. Nu, pakabink. Aš bijau nukris. Tai gal tau padėt? O, gražiai. Nu, pažiūrėk. Jo, paskui galėsi savo pasilikti. Ir tau gražu, tau irgi gražu. Nu, parodysi, kaip čia kabo. Mama, žinai, kad mes šiandien kai... O aš virtinukus verdu vaikam vakarieniai. Nojus mane privertė einant namo iš darželio sustoti cukrainį, kepyklėlį, jam krosaną nupirkti. Tai nupirkau jam krosaną, man kavos. Nu jau viskas čia išvirė. Nu ką, išsidžiovinau galvą, jau šiaip toniką naudojau, bet kažkaip išdžiuvo veidas, tai dar pasipurkščiu, kad viskas geriau susigertų ir dabar galvoju, ar turbūt šitą dėsius. Čia jau nežinau, vienui arba dviem kartam liko, vienam arba dviem kartam nebemoku užšnekėti. Arosel kaukę, mano klientė, čia realiai klientė man parekomendavo šitą kaukę, nes aš administruoju jos interneto svetainę. Tai čia yra, kaip jinai vadina, Glass Skin kaukė. Glass Skin kaukė, šiaip jinai vadinasi Super Collagen Wrapping Mask. Tai šita kaukė yra tepama, bet ją paskui reikia nusilupti. Jinai išdžiūna ir labai gražiai nusilupa nuo veido ir kaip ir yra tas jos pavadinimas Glass Skin. Tai tikrai veidas, visas tiesiog blizga. Šiaip ir pas mane ir dabar, bet aišku, gal nelabai dabar matos čia prieš kamerą, bet kai veidrodį žiūriu, tai šiek tiek švyti nuo mano visų tonikų, bet po šitos kaukės tai iš viso. Nu tai ką, einu, užsidėsiu šitą ir tada pasirodysiu, kaip atrodo. Nu va, užsitepus atrodo šitaip, atrodo kaip kokios, nežinau, grietinės užsitepus dabar ant veido, bet kai išdžius, jinai pasidarys visiškai skaidri. Ir, tiesiog atrodys, kad ant veido nieko nėra, jis tiesiog blizga. Bet tada paėmė, nusilupi tą visą plėvelę, tokia plona plėvelė susidaro. Ir tada veidas visas toksai labai gerai šviesą atspindintis. Tikrai tas glass skin efektas. Tai va, toks dalykas. Šiaip aš nemėgstu tepamų kaukių, nes man labai nepatinka jų ten paskui nusiplauti, ten jas trinti, kai kurios ten vos nusiplauna ir panašiai. O šita man patinka dėl to, nes tiesiog užsitepi. Ir tada po kurio laiko tiesiog nusilupi ir viskas. Dėl to aš lakštinės labai mėgstu. Ir šitą man irgi dėl to patinka, nes nereikia ten knistis, plauti, trinti ten to veidą ir panašiai. Tai va, tiesiog, kad reikia užsitepti. Bet efektas, tikrai su jokia lakštinė kaukė tokio efekto nesu mačius, kaip su šita. Grįžau, išdžiuvo kaukę, visiškai sausa, niekas niekur nelimpa. Ir va, pažiūrėkit, aš būčiau nieko prieš, kad visą laiką toks veidas būtų. Aišku, kas sunku šnekėti, nes dabar visas veidas sustingęs po tą kaukę. Kas turi riebią odą, gal nesutiksit, bet kas turi sausą, tai man atrodo. Ir kam patinka, kai švyti oda, o nebūna tokia matinė kaip popierius, tai sutiktumėt galbūt, kad va taip pat būtų. Gal čia truputį per daug, bet aš tai visai nieko prieš būčiau, kad toks veidas būtų. Dabar pasijuokčiau, bet negaliu, nes, žodžiu, jau reikia nusilupti. Tai pabandysim mes tą ir padaryti. Nežinau, kaip čia gausis, nes ne visada vienu priėjimu nusilupa. Bet pabandysim. Va, tiesiog taip paprastai, be jokių čia plovimų. Tik aišku būna, kad kartais va tokie va lieka mažiukai, kuriuos jau reikia atskirai nulupti. Ir aš gal dar, aišku, ne iki galo ir palaikiau, bet man jau atsibodo laikyti.
Tai aš ir nusilupu. Iš tikrųjų, tai nežinau, kiek tiksliai tą kaukę reikia laikyti, bet aš palaukiu, kol nudžiūna ir nusilupu. Galėčiau, aišku, paskaityti instrukciją, bet... Nu va, nusilupau ir matot, kaukės nebėra, bet veidas vis tiek švyti. Vat tokio veido visada norėčiau. Kad tiesiog atsikeli ryte ir va taip vat. Nu labai faina būtų. Ir įsivaizduokit, kaip makiažas turėtų po tokios kaukės atrodyti, ant tokios odos. Tiesiog šviečia visas veidas. Man žiauriai patinka. Man iš vis nepatinka, kai... Man, pavyzdžiui, matinis makiažas nepatinka. Gal dėl to, kad mano oda labai sausa yra. Nu ten realiai, žiauriai sausa. Jinai nėra dehidratuota, nes aš ją pastoviai drėkinu, ten visokie kremai, serumai, kaukės ir panašiai, labai dažnai kaukės deduosi, bet nepatinka man tas matinis efektas, tai aš visada ir kai dažausi ir naudoju setting spray tą fiksatorių makiažo irgi su švitėjimo efektu. Tai vat man pats tas, aš realiai, va taip, jeigu oda atrodytų, net nesidažyčiau, nieko nedaryčiau, ant veido visiškai nieko netepčiau, nes man, labai patinka. Tai va, tai tokia ta kaukė ir ką, dabar jau pabaigsime mes kremą šitą, nes čia tik tiek beliko vienam kartui ir tada pradėsiu jau tą naują, kur iš advento kalendoriaus gavau, net nežinau, ar čia dar išspaudžiau. Užsitepsiu kremą, kad užfiksuoti visą šitą ir tada viskas bus šiandienai. O ant lūpos užsitepus va šitą Karenel, tai žinot, turbūt esat matę, bandę. Irgi tam pat pirkau, kur ir šitą Arosel kaukę. gražisaušra.lt vadinasi tas puslapis, dar nekartą turbūt neminėjau, tai gražisaušra.lt pasistengsiu palikti nuorodos, bent jau tos kaukės Arosel Glass Skin kaukės nuorodą aprašyme. Jeigu nepamiršiu, bet jeigu pamiršiu, tai gražisaušra.lt galite pasižiūrėti, ten ir daugiau Arosel visokių priemonių yra. Bet šitą kaukę tai 100% rekomenduoju, o šitą jau viskas išmesiu, nes jau baigiau. O tos kaukės dar turiu vienam kartui. Ir ką, man atrodo, kad šiandien atsisveikinsim. Rytoj Rolandas pasiėmė laisvą dieną, nes Lunai yra kažkoks koncertas kalėdinis mokykloj. Kažkoks turiu omeny, kad ten su būreliai susiję. Jinai lanko muzikos būrelį, groja su ukulėle, tai kadangi jinai lanko būrelį, ten kažkoks yra būrelių kalėdinis renginys, kalėdinis koncertas, tai eisim jį ir dar pas Nojų grupiai yra su tėveliais, visais kartu toks kažkoks ten, žodžiu, rankdarbių užsiėmimas. Darysim ar atvirutės, ar kažką, dabar tiksliai neprisimenu, reikia dar pasidomėti, nes rytoj reikės atsinešti priemonių visiems tiem dalykam. Tai va, tai rytoj bus toks darželių mokyklų diena tokia bus. Nežinau, ar filmuosiu, ar nefilmuosiu, tai kol kas atsisveikinu šitam vlogė čia. Jeigu dar neprenumeruojate šito kanalą, būtinai tai padarykit, sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes. Ir nežinau, kada susitiksim, galbūt rytoj filmuosiu, galbūt ne, bet šiais metais dar tikrai pasimatysim. Ate.